Radio centro video. Kur Linas Adomaitis investuoja savo pinigus? Taip atvirai klausiu, žinai, galim kalbėti apie muzikinius reikalus, galim kalbėti apie buitinius reikalus. Pavyzdžiui, naujas kalbeškė, naujas šaldytuvas arba nauja studija, jeigu tau jos reikia iš tikrųjų. Kur tu investuoji pinigus? Arba investuotum, jeigu, koncertai, pardavimai būtų žvėriški, milžiniški. Aš tave laužiu, bet tai yra okei. Okei. Pinigus aš stengiuosi investuoti į keliones. Jeigu tik tai yra vienas kitas papildomas litas, tai iš tikrųjų perki bilietus ir skrendi kur nors, kur šilta, arba atvirkščiai, kur šalta. Labai mėgstu su snieglente. Tai stengiuosi pinigus investuoti į kelionę, nes tas turtas, kurį tu įgyji kelionėse, jisai ir niekur nedingsta iš jo. Nieks, kaip sakyti, iš tavęs negali jo atimti ir visa patirtis sukaupta kelionėse, jinai duoda tau peno ir kūrybai ir nežinau, viskam, tavo dvasiai, mintims. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.